Susitinkame mes... Oi. Gerai. Ne. Labas. Labas. Ne. Tai labas. 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 Ne labas. Labas. Aš nežinau, kodėl praeitose video sakiau, kad mes sustiksim tik kitais metais, jums prilinkėjau gražiausių visokiausių dalykėlių, nors dar turim iš tikrųjų labai daug ką nuveikti, kaipgi mes be gruodžio mėnesio pabaigtuko, apie kurio šiandieną jums ir norėčiau papasakot, ir sugalvojau jums vieną mažą atrakciją. Tai tokį mažą konkursėlį, apie kurį papasakosiu daugiau pabaigoje, o dabar mes tiesiog keliaukime prie to, ką šiandien turėčiau jums papasakoti. Turiu iš tikrųjų produktėlių visai nedaug, dėl to, kad praeiti video užtruko apie 20 minučių, tai nenoriu jūsų gaišinti labai ir šiaip kažkaip tais vonia pilna visokiausių dalykėlių ir aš nuo vieno produkto prie kito šoku ir tai yra truputėlį sunkokai išbaigti visus produktus, bet dabar keliaukim būtent į vonią, kur aš ir pabaigiau kelis dalykėlius. Pradėsiu aš nuo uoga dušo žele, kuri vadinasi Pavaryk. Iš tikrųjų, ji man labai patiko, ypatingai jos kvapas, truputėlį toks šaldantis poveikis ir netgi patiko tai, jog ji visai man neputojo, nors po to pastebėjau, jog užpylus ant plaušinės, ne kempinės, ji pradeda putot, bet šiaip tai iš tikrųjų smagus dalykėlis lietuviškas ir iš tikrųjų labai rekomenduotinas pabandyti. Taip, toliau aš turiu kūno šveitiklį Olive Spa, štai tokį pabaigiau. Galiu pasakyti, jog jis irgi paliko man labai gerą įspūdį, kadangi sudėtis jo yra tikrai labai nebloga, šveičia gerai, ypač patiko jo konsistencija, kuri yra tokia tirštesnė, tų grūdelių ganėtinai daug, tai iš tikrųjų savo darbą atlieka labai gerai ir manau tikrai dar kartočiau, tik tais galbūt kitokio kvapo, žinau, kad yra pasiflorų, tai man jis truputėlį galbūt priimtinesnis. Bet šiaip iš tikrųjų labai fainas dalykėlis. Tada turiu vieną priemonę plaukam, kuri pasibaigė. Tai yra Mademoiselle plaukų kaukė. Tai iš tikrųjų dalykėlis, kuris man labai patiko, naudojau netgi kelis mėnesius. Visi aliejai yra suderinti tam, kad gydytų mūsų plaukus ir padėtų jiem augti. Tai toks kompleksas, aš manau, tikrai yra labai geras. Tuo labiau, kad tai yra natūrali priemonė, lietuviška. Kažkaip man labai pradėjo patikti lietuviškos priemonės. Ir ši priemonė yra viena iš tų, kurias tikrai galiu rekomenduoti, pasakyti, jog tikrai verta atkreipti dėmesį. Tada turiu keletą produktėlių veidui. Pabaigiau dar 2 ambrozijos produktus ir iš tikrųjų abiejų labai gaila. Tai pirmasis yra veido tonikas Gabija. Jį sudaro levandų vanduo daugiausia ir iš tikrųjų labai fainas dalykėlis, gerai tonizuoja veidą ir apskritai naudojant visą ambrozijos produkciją turi šiokį tokį ritualą. Tai labai fainai tas, kad gali skirti savo 10 minučių vakarais, pagalvoti, viską nusiplauti ir žinoti, kad tikrai gerai pasirūpinai savo veido odą. Tai šis tikrai labai patiko, labai ramino mano veido odą ir aš jau pastebiu, kad aš po truputį ilgiuosi šių priemonių, nes veidas truputėlį pradėjo šėlti. Ir labiausiai, ko aš tikrai ilgiuosi ir tikrai norėčiau dar turėti daug, tai yra ambrozija veido, kaip čia, drėkiklės su damaskinėmis rožėmis. Iš pradžių jis man nelabai patiko, nekėlė didelių kažkokių tais įspūdžių, bet po to tai iš tikrųjų supratau, kad man labai patinka ir kvapas tapo toksai tikrai labai skanus. Ir patiko tas, kad mano veidas pamiršo apie sausumą, pamiršo apie per didelį riebumą ir aš tikrai tikiu, kad rožių vanduo prie to labai gali stipriai prisidėti. Taip, tada galim keliauti. Dar turiu vieną produktą veido priežiūrai, kurio man labai gaila, tai yra Plante System veido putos. Jos yra skirtos nuvalyti visam makiažui, tikrai labai puikiai pašalina jį. Ir netgi vandenį atsparų tušą irgi užkabina, tai man buvo labai didelis atradimas. Patiko dėl to, kad jos nesausina veido, tikrai labai gerai išvalo visus nešvarumus, taupiai naudojus, nes man atrodo, aš jau jį turiu beveik 3 mėnesį ir šiandien ryte kaip tik jisai man ir pasibaigė, tai labai jo ilgėsios. Jo kaina yra tikrai ganėtinai nemaža, apie 15–18 eurų. Tai sakyčiau, jog tikrai verta atkreipti dėmesį, nes su tokia sudėtim, su tokiu rezultatu, tai yra produktas, kurį tikrai reikėtų pabandyti. Tada galim toliau keliauti prie dekoratyvinės kosmetikos, turiu jos šūsnį. Taip, tai pabaigiau Essence All About Matte tokį
makiažo pagrindą. Jis iš tikrųjų pigus ir galiu pasakyti tikrai neblogas. Bet aš jį sunaudojau jau į pabaigą iš tikrųjų namuose daugiau, nes yra tikrai labai didelė krūva laukianti dar išbandyti. Bet šiaip tikrai iš tikrųjų labai neblogas, tai galbūt negalėčiau pasakyti, jog jis išsilaiko 12 valandų, tai tikrai ne. Vis tiek ta zona pradeda greičiau riebaluotis, bet šiaip tai iš tikrųjų už tokią kainą, tai aš manau tikrai labai neblogas dalykas. Tada dar turiu vieną makiažo pagrindą iš Catrice, tai yra Even Skin Tone, štai tokia. Iš tikrųjų, ji man patiko labiausiai. Veidas su ja atrodė toks gyvas, sveikas, gerai užmaskuodavo ir suteikdavo šiokio tokio skaistumo. Ir tarp kitko labai man patiko riebiai odai, nes padėjo ir ilgiau išsilaikyti viskam ir tikrai ši pudra išsilaikė tikrai labai neblogai. Tikrai labai patiko, gerai naudojosi ir netgi labai gaila, kad pasibaigė. Ir tarp kitko net mano mamai jinai labai patiko. Mes pasidalinome per pusę, dėl to man jį taip greitai ir pasibaigė. Bet šiaip iš tikrųjų rekomenduočiau atkreipdėmės, nes produktas tikrai labai fainas. Tada galim keliauti prie blakstienų tušų. Turiu tokį Dior Iconic Show, man atrodo vadinasi. Galit iš karto neapsigauti, tai yra padirbinys, kurį atsisinčiau iš AliExpress pasibandyti ir pasižiūrėti, ar jisai geras, ar ne, ar vertas dėmesio. Tai galiu pasakyti, kad tai buvo kažkas tokio. Aš užsakiau vieną, užsisakiau antrą, trečią, ketvirtą, daviau sesiai, mamai, daviau visiems, nes absurdiškai maža kaina, kokie 2-3 doleriai, bet ir kokybė, ir šepetėlis iš tikrųjų man labai patiko. Ir niekur neatskirsti, kad tai yra padirbinys, tiesiog geras Dior tušas. Šiaip patiko, iš tikrųjų ilgai laikėsi, bet jau išsausėjo ir laikas atsisveikinti. Tada turiu dar vieną tušą iš Mary Kay. Šitas tušas man tikrai labai paliko gerą įspūdį nuo pat pirmo naudojimo, kadangi labai gražiai pailgindavo mano blakstienas, jom neleisdavo sulipti ir šiaip jos buvo tikrai gražios, išraiškingos ir visa kita. Labai patiko dar šis plastikinis šepetėlis, toks, aš nežinau, ar jūs matysite, bet štai toks, jis truputėlį lenktas yra. Tai su juo labai būdavo lengva užriesti, pasiekti tą ilgumą, kurio aš noriu, tai tikrai labai fainas dalykėlis ir džiaugiuosi, kad jį galėjau išbandyti. Tada galim keliauti prie mano niekada nepasakoto, bet tikrai labai verto dėmesio, tai yra Rimmel Match Perfection, jeigu aš nesumeluosiu, maskuoklis, kuris tiesiog yra kažkas tokio. Labai gerai maskuoja, lengvai pasiskirsto, užteko šito, užsisakiau, aš man atrodo, vasario mėnesį, tai aš baigiau naudoti gruodį, tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas ir šiaip iš tikrųjų neturiu visiškai ką blogo pasakyti, bet šiaip tikrai labai geras dalykas. Tada tiesiog nieko šiam produktui neatsitiko, jis nepasibaigė, bet man jo nebereikia ir aš jį ketinu išmesti, nes man tokio tipo produktui tiesiog nepatinka. Tai yra SNXXL Shine, toks tai permatomas buvo lūpų blizgesys. Tai aš nelabai matau tikslo tokius naudoti, matot, kad jis susimaišė, tai reiškia tiesiog ant kitos spalvos bandžiau pablizginti, bet šiaip tai jau geriau lūpų balzamas, kažkas tokio, nei tiesiog peršviečiamo priemonė. Nieko blogo labai negaliu pasakyti, bet šiaip stalčiai užima vietą ir man tiesiog nereikia. Tada galiu papasakoti truputėlį linksmesnę istoriją apie šį produktą. Tai yra tokio dalykus jūs net nebūsit mačiusios, tai yra Miss Kiss Lips Shine ar kažkas tokio. Tai šiam yra begėdiškai daug metų, aš jį gavau, kai buvau kokių 10-11 metų, man jį atvežė klasiokė iš Amerikos lauktuvių. Ir aš jį tiesiog laikiau, aš jo nenaudojau, tiesiog laikiau ir saugau, nes viena didžiausių mano svajonių yra nukeliauti į Ameriką, tik nežinau, ar kada pavyks, bet labai tikiuosi. Ir šis man tiesiog asocijuodavo su mano svajone ir aš jį tiesiog pasižiūrėdavau, pamatydavau į savo stalčiukį ir taip pasvajodavau truputėlį, bet supratau, kad nebereikia jam užimti vietos mano stalčiukyje, jis manęs tikrai nenuveš į Ameriką, taip kad tiesiog išmesiu, nes net jokių būdų net nenorėčiau naudoti kem šitiek metų. Tada turiu dar iš U&Oil tokį lūpų balzamą. Jis kvepia apelsinais. Iš tikrųjų,
Labai neblogas dalykėlis, visiškai natūrali sudėtis. Drėkina lūpas, jas apsaugo nuo šerpetojimo, žodžiu, viską daro, ką reikia, tačiau jisai jau pasibaigė. Apie jį aš irgi savo puslapyje nepasakau, tiesiog padovanojau jį sesijai, jį panaudojo, tada aš perėmiau ir tiesiog pasibaigė viskas, bet šiaip tikrai neblogas dalykėlis. Tada keliaujam dar prie vieno produkto, kurio jūs nerasite Lietuvoje ir apskritai dar abejoju, ar jį gamina. Ir firmos aš nieko nepasakysiu, bet tai yra toksai lūpų dažas, kuriam jau yra 10 metų. Ta prasme, aš nežinau, kodėl pas mane tokie dalykai taip ilgai užsilieka, bet jis yra tikrai labai įdomus dėl to, kad atrodo iš tai šitaip. Ir kas yra smagiausia, kad kai jo pasidažai lūpas, jis tiesiog pakeičia spalvą. Tampa ryškiai rožinė, šviesiai rožinė, įvairiai iš tikrųjų priklauso turbūt nuo mano temperatūros, bet aš tiesiog manau, kad jam jau tikrai labai laikas iškeliauti į šiukšlinę ir jau tiesiog nebenaudoti. Tada turiu tokį mini daikčiuką, tai buvo Maybelline Brow, nebeatsiminsiu pavadinimo, bet tai yra Maybelline antakių pieštukas. Šį nusipirkau, man atrodo, rugsėjai. Pasibaigė per 2 savaitės. Šitoksai pieštukas man pasibaigė per 2 savaitės. Jis buvo toks minkštas, jį reikėjo drožti. Tai iš tikrųjų truputėlį gaila išleistų pinigų dėl to, kad produktas taip greit susinaudojo. Tai aš jo antrą kartą nepirkčiau, nors iš tikrųjų ir šiaip ir gerai piešia, ir gerai sklaidėsi, bet taupumo atžvilgių tai galima tikrai rasti ką nors geriau. Na, galim keliauti jau, liko visai labai nebedaug, prie tokių paprastų dalykėlių, tai yra Nivea Men dezodorantas toksai, vat. Keista, ne, kad naudoju vyriškus produktus, bet naudojau ir aš, ir mano vyras, ir galiu pasakyti, kad vyriški produktai veikia geriau. Jie apsaugo geriau, neprakaituoji, ten įtartinų kvapų neskleidi, bet šiaip iš tikrųjų geras dalykas, kaip su Nivea aš nelabai lyg ir draugauju, nelabai man patinka jų produktai, bet šitas buvo tikrai geras, labai skanus kvapas. Ir tada jums noriu papasakoti apie Blendamet, štai tokią dantų pastą. Ji iš tikrųjų yra viena mano mėgstamiausių šiais metais, nes superinė. Iš tikrųjų jau kažkas klausė manęs, ar aš nebalinu dantų, ar kažko nedarau. Tai sakiau, kad šita pasta yra tikrai, turbūt galiu sakyti, kad ji veikianti. Ir kas man labiausiai ją patiko, tai kad ji turi tokių mikrogranulių, kurias šveičiant jaučiasi toks vos netraškesys burnoj. Tai tikrai labai fainai išsivalo viskas ir kvapas lieka gaivus, geras ir šiaip, tikrai man jinai patiko, siūlyčiau išbandyti. Ir tada tokie 2 niekučiai, jeigu galima tai pavadinti, taip pabaigiau savo vatas. Aš niekada nesuprasiu žmonių, kurie perka vatas, kurios ten kainuoja po 10 litų ar, kiek čia 3 eurus. Tai, ta prasme, man yra nesuprantama, kai galima tiesiog pigiai nusipirkti 100 vatų ir jas išnaudoti ir neišleisti ten krūvos pinigų. Jos geros, kokybiškos, atlieka tas pačias funkcijas. Vatai apskritai neturiu funkcijų. Ir turiu tokį visiškai nei temą, bet jeigu aš jau rašau apie daiktus, tai ir papasakosiu apie daiktus. Tai turiu štai tokį pakabuką. Jis buvo nepakeičiamas man 2015 metais, nes jis tiko prie bet ko. Prie megztinio suknelės, prie marškinių, palaidinės, prie bet ko. Užsisakiau jį aš iš AliExpress, sumokėjau gal $3-4 ir tikrai atitarnavo puikiai, tačiau jau ir pamečiau vieną detalę ir šiaip spalva auksas prarado, tai iš tikrųjų reikėtų jį tiesiog išmesti ir tikrai, manau, užsisakysiu dar vieną tokį, nes labai fainas dalykėlis. Tai va, mes pabaigiam šnekėtis apie mano pabaigtukus ir dabar reikėtų keliauti prie smagesnės dalies, kurios žinau, kad jūs laukiate. Tai yra konkursėlis. Konkursėlio sąlygos iš tikrųjų yra labai paprastos, kadangi aš noriu, kad jūsų būtų vis daugiau ir aš galėčiau plačiau skleisti savo idėjas, žinias ir mintis, tai labai norėčiau, kad pirmą, jūs subscribintumėte ar prenumeruotumėte šį kanalą ir tada pasidalintumėt galbūt su draugais, papasakotumėt, kokia čia šaunuolė pas mus yra ir komentaruose tiesiog parašytumėt, kuo buvo jums nuostabus šie 2015 metai. Sąlygos yra tikrai labai paprastos, nesunkios, o svarbiausia yra dovanas, ką jūs už tai gausite.
Yra viso 4 produkčiukai ir tai yra pirmas Batiste šampūnas sausas, skirtas šviesiems plaukams. Iš tikrųjų, Batiste yra labai vertas dėmesio dalykėlis, labai faini šampūniukai, bet kadangi jūs pastebėjot, kad aš esu truputėlį tamsiaplaukė, tai turiu tiesiog jum dovanėlę. Tada turiu The Body Shop štai tokį lūpų balzamą su medumi, jo kvapas yra nuostabus. Iš tikrųjų, Body Shopo vazelinai, balzamai yra tikrai labai faini, labai kvapnus ir tikrai verti dėmesio ir tiesiog sugalvojau, kad ir jūs nusipelnėte vieno tokio. Taip pat iš Body Shop turiu tokį muiliuką kvepiantį, labai tokios kalėdiškos tamsios spalvos. Derinasi prie mano lūpų, tai jį taip pat jums dovanoju ir kad rankomis būtumėte pasirūpinusios šią žiemą, kadangi šiandien, žinau, yra -15, tai reikėtų jums ir rankų kremo, turiu štai tokį jums iš Essence. Ir tikrai viskas yra paprasta, dovanėlės yra, sakyčiau, nepigios, tai manau tikrai verta padalyvauti. O kada aš išrinksiu nugalėtoją, tai sakyčiau galbūt kokią sausio 3 dieną, kai jums turėčiau papasakoti apie tai, ką aš labiausiai mėgau gruodžio mėnesį. O po kol kas iš tikrųjų skubėkit dalyvauti, sekit naujienas ir gerų jums linksmų metų. Būkit geri ir tegul jums viskas labai gerai sekasi. Ir šį kartą ačiū jums už dėmesį ir pasimatysim jau tikrai kitais metais.